Labas visiems, čia Evaldas ir Vilius ir mes vėl su jumis. Ir nežinau, kada šitą video matysim, bet dabar labai gražiai bando snigti ir žiema bando priminti, kiek egzistuoja. Ir ką žiema reiškia? Žiema reiškia, kad gruodžio mėnesį visi prisimena, kad nori pirkti kompiuterius, ypač švenčių proga. Jau kelinti metai tą padaryti yra praktiškai neįmanoma arba įmanoma su labai dideliam kainam. Ir kadangi šiais metais jau per šventes mums reikia pradėti galvoti, ar norim daugiau ramo, ar norim daugiau FPS-ų. Ir dėl to prisiminiau, kad turiu jau beveik pusę metų 9060 XT, kurios kaip ir norėjom anksčiau padaryti pristatymą. Bet manau, kad šį mėnesį, bent jau gruodžio mėnesį, tikriausiai ir sausį ir vasarį, šitas pristatymas, šita apžvalga bus dar svarbesnė, nes vis daugiau ir daugiau jums teks rinktis tarp atminties ir vaizdo plokštės. Ir kas tai per vaizdo plokštė? Tai 25 metais išleido AMD RDNA 4 vaizdo plokštės, tik 3. Nes AMD jau panašu, kad šiek tiek išsisiemė. Ir tai buvo 9070 XT, kurios apžvalgą turėjom pavasarį. 9070, kurios apžvalgos neverta daryti, nes tai iš esmės labai panašu į 9070 XT, tik su mažesniais klokais ir yra netgi tokių bandymų įrašyti XT BIOSą į 9070 ir tiem, kam pavyksta ir nesugadina savo vaizdo plokštės, jie turi praktiškai 9070 XT performance. Tai mano nuomonė, 9070 kaip ir neturėtų gal egzistuoti, bet suprasti tuos čipų gamintojus, tikriausiai jie turi savo priežasčių jas paleisti. Tada eina 9060 XT, kurie skaitosi lower tier ir tai yra 16 GB versija. Ir tada dar egzistuoja 9060 XT. Kodėl jinai XT, aš vis dar nesuprantu, gal turėjo pavadinti tiesiog 9060. Ir gaunasi, egzistuoja 2 XT versijos, 8 ir 16 GB. 9070 XT lyginasi maždaug su 5070 Ti, ne XT versija tikriausiai su 5070. Lyginasi, tu turi minį, kad jos praktiškai testuose yra koja kojon. Tada 9060, kuri lygiuoja su 5060 Ti, 16 GB versija, ir 9060 XT, 8 GB, kuri tikriausiai lygiuojasi su 8 GB 5060 Ti versija. Tai va taip jos maždaug lyginasi su Nvidia ir toks AMD tikslas ir buvo, neaplenkti, bet pasistengti pasiūlyti tą patį šiek tiek pigiau. Ir kuo jinai skiriasi nuo 70-osios? Tai va tą ir lyginsim. XT70 su XT60. Tai yra praktiškai pagal popierių, tai yra dvigubai lėtesnė vaizdo plokštė. Joje yra dvigubai mažiau stream procesorių, dvigubai mažiau compute unitų, dvigubai mažiau ray tracing elementų ir netgi praktiškai dvigubai mažiau ir elektros valgo. Ką turiu minėti elektros, tai jeigu šią vaizdo plokštę užspausite iki maksimumo, kiek jinai sugeba, tai jūs valgysite apie 160 W, tik vaizdo plokštį pašildyti. Ir jeigu 9070 XT užspausite iki maksimumo, jūs valgysite apie 340 W, bet tai ne pabaiga. Pikais jinai gali pasiekti ir gerokai daugiau. Tie pikai, aišku, būna momentiniai, sekundė, 2, gal 5, bet tam reikalui jūs turite užsitikrinti pakankamai gerą maitinimo bloką, kad tas 5 sekundės, kol jinai siurps apie 400 ar 500 W, kad jūsų maitinimo blokas neįjungtų apsaugos ir kompiuteris tiesiog neišsijungtų. Tai kadangi 9070 XT yra dvigubai geresnė už 9060 XT, savaime aišku kyla ir kadrų per sekundę maždaug panašus pasiskirstimas. Kainos prasme, jinai nėra dvigubai pigesnė, 80-70% pigesnė, jinai nėra dvigubai pigesnė. Ir dabar pažiūrėkim, kaip mums sekėsi su rezultatais. Ir 26-osius įeinam su naujų
kitų žaidimų testais įvesim šiek tiek ray tracingo, kuris jau tampa panašu neišvengiamų mūsų pasaulio elementų. Ir visur pažiūrėjus visus žaidimus, Vilius tikriausiai vargs įdėdamas tas lenteles, bet gal įdės. Visur jinai yra apie 45% lėtesnė. Tai maždaug gaunasi, kaip ir minėjau, 90-70 yra beveik dvigubai greitesnė už ją. Yra tokių išskirtinių variantų, kaip pavyzdžiui CS2 maksimaliais nustatymais. Visus žaidimus dariau maksimaliais nustatymais tam, kad turėti tą worst case scenario elementą ir tikrai abejoju, kas jūs CS2 žaisite su anti-aliastingu 8X, tekstūro maksimum ir visais kitais ten tais lightningais maksimum. Tikriausiai, jeigu žaisite CS2, tai žaisite competitive ir turėkite omeny, kad kuo mažesni jūsų nustatymai, tuo geresni kadrai per sekundę. Bet ji su maksimaliais nustatymais 1440 rezoliucija turėjo tik tai 107 kadrus. Tuo tarpu 970 XT turėjo 289 kadrus. Tai gaunasi, kad ji buvo beveik 62% lėtesnė už 970 XT. Ir tas pasijuto žaidžiant, kai leidžiate DAS2 FPS testą ir yra daug vietų, kur yra metami molotovai. Tai va tuo metu, kai sudūžta molotovas ir prasideda ugnies efektai, tada jinai labiausiai straglino. Toks keistas pastebėjimas, gal tas aliastingas šiek tiek murgdo veidą į žemę, bet turėkite omeny, kad tai yra blogiausias scenarijus ir aš tikrai CS2 nežaisčiau su maksimaliais grafiniais nustatymais. Gal žaisčiau. Bet tokiuose žaidimuose kaip, sakykime, Cyberpunk, turint ray tracing mažus parodymus, tai buvo 66 kadrai per sekundę, jos sesutė 970 XT turėjo 119 kadrų, įjungus ray tracing medium, ji krito iki 38 kadrų, kas automatiškai rodo, kad jos tie ray tracing unitai, AI branduoliai nesugeba susidirbti su medium ray tracingu. Tuo tarpu 970 XT kuo puikiausiai apie 69 kadrus turėjo. Ir visose žaidimuose tiek Indiana Jones įjungus patch tracing, tiek Hogwarts Legacy įjungus ray tracingą buvo maždaug taip, kad jinai buvo dvigubai lėtesnė už 970 XT. Dabar ką pastebėjau, ko testuose gal nematysite, bet toks įdomus pastebėjimas. Aš visą gyvenimą buvau prieš DLSS, prieš visus tas fake frames ir kitus dalykus, nes man tai atrodė kaip imitacija rezultatų, bet likau nustebęs, kad tarkim Cyberpunk'e, kur yra FSR 3 ar net 3.5, taip pat yra Intel XeSS, kurį irgi AMD palaiko labai įdomiai. Jūs galite apie 40% pagerinti rezultatus. Aišku, reikia pasižaisti, ką jūs norite. Ar jūs imate Optimized, ar Automatic FSR, ar Preferred Quality, ar Performance. Priklausomai nuo to, kur sliderį stumdote, turite geresnę ar blogesnę kokybę. Bet ten, kur galite pasirinkti FSR 3 arba FSR 4, pavyzdžiui, Hogwarts Legacy galite naudoti FSR 4, tai su FSR 4 rezultatai žymiai pagerėja. Ir tas dalykas veikia ne tik su ray tracingu. Jeigu jūs, tarkim, turite žaidimą, įsivaizduokim, Hogwarts Legacy, turite apie kažkur tai 60 kažkelis kadrus per sekundę be ray tracingo, kas yra neblogai, įjungia FSR ant Quality, ir, sakykime, naudodami 80% rezoliucijos scalingą, jūs galite be problemų pasikelti iki 90 kadrų per sekundę. Tai toks, sakyčiau, gana atsiranda įdomi vieta žaidimui, nes iki 90-osios kartos AMD kaip ir turėjo tą FSR, bet jisai nebuvo labai veiksmingas.
Tai arba jūs prarasdavote smarkiai kokybę, ypač tas dalykas matydavosi žaidėjų modelių plaukuose, atsirasdavo tokie iškarpimai arba išblūrinimai, atsirasdavo artefaktai, tokie, tarkim, žiūrint į šviesą būdavo mirguliavimai arba tarsi spalvų įsisklaidimai. Tai vat su 90-ąja karta toks jausmas, kad jie pažino, išmokė savo serverius sukurti tinkamus FSR modelius ir jūs jau galite kažką iš to išplėšti. Dvigubai lėtesnė plokštė, dabar klausimas, grįžkim prie jos, 8 ir 16 GB. Tiek internete vis daug kas sako, tiek aš miniu, kad 8 GB kaip ir neturėtų egzistuoti šiais laikais, kai, elementarus pavyzdys, tie, kas žinote, Shadow of the Tomb Raider žaidimą, tai yra ganėtinai senas žaidimas. Kiek jam 5 kokie metai? Plius minus. 5 metų žaidimas ir jį nustačius maksimaliais nustatymais, jūs valgydavote apie 9,5 GB video atminties, 1440 rezoliucija. Tas pats vaizdas buvo su Cyberpunku, Hogwarts Legacy, pavyzdžiui, Horizon Dawn, Complete Edition, jis iš viso apie 11 GB video atminties valgė. Tai kaip ir 8 GB, bet kokiu požiūriu žiūrint į ateitį, tai yra mažai. Ir jos tikriausiai nereikėtų gaminti, ir jos tikriausiai nereikėtų pirkti. Bet dabar, kai vaizdo plokštės situacija blogėja ir dėl atminties šortižo kitais metais situacija tikriausiai dar blogės, nes kainos augs, ar 8 GB turi savo nišą? Ir manyčiau, taip, jeigu jūs ją randate pakankamai pigiai, ir aš manyčiau, kad jinai turėtų būti pigesnė, nes pabrangus atminčiai 16 GB bus brangiau pagaminti negu 8. Tai ir jeigu jūs esate žaidėjas, kuris žaidžia, nežinau, CS2, Fortnite, kokį Team Fortress, galbūt Destiny, Rainbow Six Siege, 1440 arba 1080 rezoliucija ir nenaudojate maksimalių nustatymų, nes, tikras kompetitiv žaidėjas maksimalių nustatymų niekada nenaudos, 8 GB galbūt rastų savo nišą. Ar tai gera investicija ateičiai? Kaip mes visi sakom, nusipirkau ir 3 metus ramu. Ne, tikriausiai 3 metus ramu nebus 8 GB, bet jeigu tik competitive indie žaidimam, Minecraft'ui, Roblox'as ant PC yra. Ja? O tai, nežinau, dar mano sūnus neatrado Roblox'ą. Tai 8 GB 1080 arba medium kokybė 1440, 8 GB gali egzistuoti. Bet tai nebus investicija, kad nupirkau ir pamiršau. Jeigu yra galimybė, imat 16 GB ir čia ta investicija atsiranda, kad šiandien jūs competitive, rytoj jūs, nežinau, Indiana Jones'as be ray tracingo 73 kadrus per sekundę. To jūs 8 GB nepadarysite. Dabar iš pačios vaizdo plokštės, AMD čia kaip ir šį kartą nieko nenukarpė. Aišku, aš turiu gigabyte versiją, taip, kaip aš turėsiu ne gigabyte versiją. MSI berods net ir negamina AMD versijų. Jeigu norite AMD, tai jūs turite kreiptis į Asus, Gigabyte, Sapphire. ASRock'as, dar tiksliai yra ASRock'as, pradėjo gaminti. Tai čia yra gigabyte versija ir beveik visos 9060 kortos turi tik tai 3 video išėjimus, iš kurių yra 2 DisplayPort, 1 HDMI. Tuo tarpu 9070 turi 2 HDMI, 2 DisplayPortus. Labai nedaug yra versijų, kurios turi Type-C, bet ten labiau eina per išorinį kontrolerį. AMD to kaip ir nevaldo ir nepalaiko. Beveik visos 9060 tiek OC, tiek paprastos versijos turi vieną 8 pinų PCI Express konektorių. Dėl to ir atsiranda tas mažos elektros sąnaudos. 9070 XT gali pažiūrėti kitą reviewsą, bet įprastai turi 2-3 konektorius arba tą svylantį Nvidios daiktą konektorių. Kaip tik vieną dėjau Sapphire modelį, kur buvo būtent tas konektorius. Ir jau aš jį taip smarkiai sustumiau, kad tikiuosi jis niekada neatsijungs. Ir dabar 25-ųjų vis dar gruodis ir
tikriausiai aš jų vis daugiau ir daugiau pamatysiu. Viena priežastis yra ta, kad tai nėra blogos vaizdo plokštės ir mes čia lietuviai esam šiek tiek išpaikinti pastaruoju metu, nes buvo momentas, kai 2015, kai žmogus įsigijęs Nvidia 750 Ti džiaugdavosi kaip nežinia ką turėdamas. Dabar pas mumis įsigyti, nežinau, 3050 tai yra, net žmonės kalbėti nenori, 50-50 niekas apie tai nekalba. Mes šiek tiek truputėlį pasidarėm tokie labiau išpuikę ir mes visą laiką žiūrim į maksimumą. Bet kadangi shortage'as po shortage'o, čipų shortage'as, ramų shortage'as, įdomu, kada shortage'as bus. Ir vienas po kito vis paskui važiuoja, kainos kyla, komponentų pasiūlos mažėja, laukimo terminai didėja. Ir aš manyčiau, kad mums reiktų pradėti žiūrėti ne į ką maksimum galim įsigyti, o ko mums reikia. Ko mums reikia. Ir jeigu jums užtenka šio performanso, ši vaizdo plokštė yra gera. Ir kas dar yra tokio, kad, pavyzdžiui, vakar dienai, tai, paminėsiu, tai būtų gruodžio 28, aš žiūrėjau tik į sandėlius ir 9060 XT, lyginant su 5060 Ti, buvo 100 eurų pigesnė. Panašus performances, 100 eurų pigiau. Tuo tarpu 5070 Ti, kurią lyginom su 9070 XT, vėl AMD buvo 100 eurų pigesnė. 100 eurų, kiek šiais metai išeina? 8 GB RAM su dabartiniam kainom. Tai apie ką ir turiu pasakyti, kad jinai yra pigesnė, jinai nėra blogesnė, driveriai kiekvieną kartą, sakykime, aš jau apie metus naudoju 9070 XT, driverių situacija su kiekvienu driverių update'u vis kažką pataiso, vis kažką paspartina, 1-2% kažkur kažko atsiranda, kažkur FSR papildomai įdėgia. Tai AMD stengiasi, kad jums būtų gerai su šitom vaizdo plokštėm ir aš primiktinai nieko nesiūlau. Bet jeigu jums tikrai reikia 26 metais kompiuterio ir ketinate mokėti brangiai, pagalvokite AMD. Team Red kartais irgi gali pradžiuginti. Plus, tai nėra bloga vaizdo plokštė. Aš su ją praleidau visą sekmadienį, savo žaidimus žaisdamas, plus dar ir testus atlikinėdamas. Ir aš su ją galėčiau gyventi. Bet kadangi aš buvau pirmas ir nusipirkau 970 XT už dar normalią kainą, tai aš pasiliksiu su ją. Bet aš su ją gyventi galėčiau. Tai tokia būtų apžvalga, sakau, gera plokštė, peikti neturiu kuo, ypač šitas modelis net ir labai tylus pasirodė, nei kaito, nei ūžė, nei dar kažką. Pirksit kompiuterį, nepamirškit pažiūrėti ir Team Red. O šiam kartui tiek ir kitą kartą pašnekėsim įdomiau. Ate.